Irgi reikia kreipdėmėsi, kad visada su gruntais nereikia persistengti, nes visada mes norim padaryti kuo geriau, kuo tvirčiau, kuo stipriau, kad kuo ilgiau laikytų ir būna, kad ten tą gruntą tepam 10 kartų į tą pačią vietą ir galvom, kad taip pagelbėsim, reiškia, surišim paviršių, padarysim gerą pagrindą, bet per didelis grunto naudojimas toj pačioj vietoj padaro paviršius tokius veidrodinius ir kaip tik dar pablogina kitą kartą sukibimą su kitais produktais. O ypač nereikia su gruntu persistengti, jeigu betonavimas, betono remontas, išorė, nes, reiškia, tas plastikas šiek tiek stabdo garo pralaidumą, vandens pralaidumą. Ir iš tikrųjų, pavyzdžiui, remontuojant laiptus su remontiniais mišiniais, geriau jo ir nenaudoti. Nuplauti, stipriai padrėkinti. Kartais daromas kibusis sluoksnis, netgi iš to paties remontinio mišinio. Tiesiog praskėdė stipriau ir su šepečiu tokį įtrinį šiek tiek padžiovinėjai ir tada jau atstatinėjai betoną. Arba yra specialūs gruntai, kurie cementiniai, kurie irgi tam skirti specialiai. Kaip tą paviršių, žinot, kada tas paviršius geras, kada jis blogas, kada jis įgeria, kada jis neįgeria, kaip atskirti tą. Yra kažkokia taisyklė. Tada pasieksperimentuoti, aišku, ten dulkės arba kažkokius tai prikybusius paviršius, reikėtų ten pasišalinti automatiškai, tą nusisiurbti arba mechaniškai. O jeigu dėl įgeriamumo, tai vėlgi, paprastas testas, pilat stiklinę vandens ir žiūrit, ar susigėrė labai greitai, staigiai, ar po 15 minučių, o gal iš vis ten dar valanda praėjo vis dar bala. Tai taip ir įsivertinat, reiškia, jeigu staigiai išdžiuvo, tai reiškia labai absorbuojantis vanduo, jeigu šiek tiek lėčiau, reiškia vidutinis įgeriamumas, o jeigu, reiškia, bala vis dar stovi ten po pusdienio, tai reiškia paviršius nėra įgeriantis. Tai čia elementarus toksai statybinis testas vietoj, čia be jokių prietaisų galima tą padaryti.